tarp dviejų Lietuvos komandų. Vilniaus Hockey Punks atvyks čia į Elektrėnus, o matome sumaištį prie Martino Petiu ginamų vartų ir Rygos Mogo. Viengale Prizma nugalėjo rezultatu 6-2, o šiandien tai yra viena. Tiesa, jau trečiajame kėlinyje. Ir prabėgus vos 10 sekundžių dar viena varžovų ataka, vėlgi šioje atakoje net keli bandymai, dabar buvo aišku pat yra ten ir Karolis Krasilnikovas. Štai čia Energijos šansas ir pavyko apsiginti, o dabar galima ir sušvelninti atsilikimą Energijos šansai, bent jau kol kas. Dabar belieka dar ir apsiginti ir to padaryti nepavyksta, pasižymi. Energijai bent jau. Laimėtas, Škadauskas, jo perdamas, Kumiliauskas, šansas Energijai. Pašalinimo kiekybinę persvarą Mogo komanda, Kristeris Ansonas mušė antrąjį vartį, dabar iškart komanda prasidėjus antrajam kėliniui muša ketvirtąjį ir nėra laiko šalinimo. Didesnių stabdymų, pakankamai viskas sparčiai, čia metimus į vartus, dar ataka nesibaigia ir Energija pačioje sezono pradžioje. Tada šventė pergalę Mogo komandos su kiek skirtingais tikslais, Mogo tikslas yra tik turbūt vienas. Energijos komanda atakuoja, sumaištis ten prie Henrio Anšo, bet visa ta sumaištis atrodė baigėsi, neilgam vienas įvartis yra pelnytas, atsidaro Energija, Dovydas Laimutis. Bet, na, jeigu dar vienas kitas sėkmingas epizodas būtų kur kas smagiau, čia dar susidūrimas, kuriame sudalyvavo ten Kristofas Jakobsonas, nepastebėjo pasišėnį. Šiek tiek netgi ir nusišypso sėkmė šiame epizode Mogo. Energija. Ir galima konstatuoti, jog užtruks šiek tiek ilgiau nei pirmasis. Buvo komandai nepraleidžiant. Dabar Gintas leidžia į priekį. Ir būdami mažumoje tą galimybę Energiją išnaudoti vieno žaidėjo persvarą. Tiesa, dabar Gintas Mėja galiausiai pelno įvartį. O dabar dar vienas mėginimas ir Reinis Leinekas. Ir čia yra šansas, antras įvartis yra pelnomas, 6 minutės ir 30.
Ten užmėgsti nepavyko Lietuvos čempionams. O lygos ten. Energija šiandien pralaimi, bet davė neblogą kovą. Vakar buvo 2 kėliniai pralaimėti 1-2.